taip yra gamtos protingai sugalvota ir duoda dviem žmonėms, na, auginimas vaikų, tas gyvenimas su jais, jiems augant, tas toksai laikotarpis, kada mes, vat, du žmonės, vienas kitą geriau pažįstam ir vienas su kitu išmokstam gyventi. Ir tai yra toks labai įdomus, va, tas, aš savo klientam apie tai sakau, kai klausia manęs, o tai kaip čia dabar mes va, taip nesutarėm, tai gal čia reikia kažkaip skirtis, keisti, kažkokius kitus ieškoti žmonės. Bet aš sakau, palaukit žmonės, čia juk yra dabar tas laikotarpis, kada vat, nu, mažas vaikas ar ne su savo mažom emocijom, moko mus išbūti šalia tų, na, nuo vaiko nepabėgsi, nuo vyro gali nuo žmonos ten pabėgti ar ne nuo tėvų, bet nuo vaiko su jo blogom emocijom tu nepabėgsi ir tu turi išbūti jose, ar ne, kada jisai šalia ten verkia, rėkia, nelaimingas. Po to jis auga ir tada yra mažas vaikas, mažos emocijos. Kai jis auga, viskas labai didėja ir vat jau paskui paauglystė, bet tu jau išmokęs per tą laiką, būni jau pripratęs, jau kažkaip, nu, nepabėgęs, ar ne, vat tas labai svarbu dėl to irgi būti abiem tėvam, kad ne tik mama ten pratinasi išbūt prie tų blogų, bet ir tėtis kažkokiu, nu, tikrai save treniruoja. Ir įsivaizduokit, reiškia, mes per tuos visus metus, kol tie vaikai užauga, mes tokių dalykų išmokstam, ar ne, vat išbūti to žmogaus kito, leisti jam būti nelaimingam, ten kokiam verkiančiam, pykstančiam. Ir kai jie užauga, mes liekam tokie jau gerai pasitreniravę, kaip, nu, tikrai tokio geroj sporto salėj, ir dviese tada, ir tada abudu tokie, nu, jau treniruoti žmonės, jiems daug lengviau yra kartu būti.